Taip, vaizdas yra, matosi? Dar ne. Dar ne. Share screen, ten reikia. Liktais paspaudžiu share screen, palauk. Šuotis. O, jau kažkas bus. Atsirado Taip, kažkas. taip, reikia tik išsididinti. Išsididint. Veikia? Taip, veikia, rodo. Šaunu. Gerai, tai sveiki dar kartą. Esu Robertas Tumelis, atstovauju įmonę Forbo, Flooring Lietuvoje. Šiandieną supažindinsiu su keletą Forbo grindų dangų grupių. Na ir mano prezentacijos toks tikslas galbūt supažindinti, atnaujinti žinias bei pabandyti, jei yra tokių, kaip sakoma, susidariusių stereotipų, juos panaikinti. Apie tam tikras dangas, na, čia dažnai būtent apie tokias kaip natūralų linoleumą, tai kaip sakoma, atnaujinsim naują kolekciją, plus naujos žinios. Na ir žinoma, svarbiausia suteikti informaciją, kur ieškotis ir į ką kreiptis, kada reikės grindų dangos projektuojant į objektą arba paprasčiausiai renkantis gal dangas savo į namus. Tai kontaktus matote. Greitai nusirašykite, jeigu kas neturite. Tai reikės grindų, drąsiai kreipkitės. Šiandien apžvelgsime, tai yra natūralų linoleumą, marmaleumą, bei homogeninę PVC dangą sferą. Aš labai atsiprašau, Robertai, čia daug kas rašo, kad negirdi. Ar yra kas girdi, ar čia visi negirdi? Yra, girdim. Yra, sakė, girdinčių. Girdim. Gal su nustatymais kažkas. Tai... Jo, tęsiam, tada aš bandysiu jiem parašyti, kad reikia įsijungti ar kolonėlės, ar pačiam kompiuteriu pasigarsim. Gerai, atsiprašau labai. Tai kas tai yra marmaleumas? Marmaleumo sudėtis yra linų sėmenų aliejus, medžio miltai, sakai, kalkakmenis, natūralūs pigmentai ir džiutas. Ir plus pagaminta naudojant tik atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai tokia žalia energija. Iš esmės tai vienintelė tokia ekologiška, grinai ekologiška CO2 neutrali danga. Tai va. Mūsų naujoji kolekcija tai Marmolium Marbled. Ir mes parodysiu aš jums tokį irgi pristatomąjį filmuką apie pačią dangą. Na va. Čia kažkaip tai nežinau, na kad... Na, čia šitas filmukas, kodėl aš čia... Dar kaip tik pasitikrinau, veikia. Nu, pagaliau tais.
O dabar gerai. Nėra garso. Čia dabar video yra, tai neturi būti garso. Taip. Tai tokį trumpą pristatomą Marmolium filmuką. Marmolium Marble kolekciją sudaro 5 spalvų temos. Taip pat ši danga gali būti pagaminta skirtingų storių, akustinio bei elektrą nuvedančios konstrukcijos. Kadangi tai natūrali danga, tai esmė jos tokia, kad pagrindinis parametras, į ką dažnai atkreipia dėmesį, degumo klasė. Natūraliai dangai tai yra C degumo klasė. Tai iš esmės, šiuo metu jau dabar yra pakeisti truputį standartai, palengvinti iki 500, man atrodo, žmonių, jeigu pastate, tai galima dėti jau ir C degumo klasę, tai va, ko puikiausiai jau galima naudoti Marmoliumo. Taip pat čia galima pasiekti ir B degumo klasę, tai FR išpildymas, FR konstrukcija, bet šiuo atveju Forbo gamina reikalingas minimalus kiekis, tai yra bent jau 2000 kvadratų. Beje, techninių parametrų tam labai įsiminti nereikia, testuose nebus, pagrindinė esmė, tai būtent patys produktai, kas jie tokie, kas per vienį tokie yra. Tai visą techninę informaciją be abejo galima surasti mūsų tinklapyje arba paprasčiausiai paprašyti atsiųsti elektroniniu paštu. Taip, čia yra pagrindinė mūsų Marmolium Marble kolekcija, jinai yra 2,5 mm storio linoleumas, tai yra visos spalvos gali būti tokio storio. Iš šios kolekcijos kai kurie dizainai papildomi gali būti ir kitokių storių konstrukcijų, kurios, matėte praeitoje skaidrėje. Tai va, gali būti 2 mm storio dizainai įvairūs. Jos be abejo galima vieną su kitu derinti. 3,2 mm decibel išpildymo akustiniai, elektrai laidus. Ir svarbiausia tarp visų Forbo kolekcijų yra tai, kad jas galima derinti kuo puikiausiai. Tai šioje Vivace kolekcijoje galima, tarkim, pačią Marmolio dangą derinti su 7-8 vienspalviškais dizainais. Splash. Tai irgi naujas dizainas, kuris taip pat yra kaip ir prieš tai buvusio Vivace kolekcijoje, puikiai paslepia nešvarumus, įbrėžimus, kiekvieno dizaino pagrindas yra pilka spalva ir su įvairių spalvų akcentais. Jis apjungia irgi nuo 7 iki 8 spalvų ir taip sukuriama unikali marmuro tekstūra. Taip pat nauja Terra kolekcija, čia taip pat nešvarumai taip pat labai gerai pasislepia, kaip ir prieš tai buvusią kolekcijas. Čia truputį spalvų gama šiek tiek švelnesnė, tokios spalvos ir dizainai tinkami, mes taip orientuojamės į mažesnės patalpas, pats dizainas asocijuosi su akmens tekstūra, neutralias tokias spalvas galima derinti su šilta arba vėsesnė aplinka. Čia kažkas su video filmukais vis tiek pas mane nusimuša, bet
įdomiai. Taip. Čia norėčiau parodyti būtent marmaliumo klojimo, patį klojimą. Ir esmė tokia, kad mes rekomenduojame dėti marmaliumą nevirinant siūlių. Tai yra, jeigu pakankamai geras klojėjas, iš esmės jis gali sukloti marmaliumą nevirinant ir ta siūlė gausis vandeniu nelaidi. Tak, palaukit. Nu vat, kaip tyčia. O žiūrėk, Robertai, tau čia turėjo langą atidaryti kitą, ar? Ne, turėtų atsidaryti pats tas filmukas, kaip ir, bet va, kažkaip tai nesuprantu kodėl, bet pastringa.
Va. Taip, dar čia buvo klausimas, norėjau atrašyti, bet stabdėsi tik tai filmukas. Taip, visos dangos Forbo yra antistatinės ir yra variantas elektrai laidus, tai yra OMEX išpildymas. Taip, jis būtent yra elektrai laidus išpildymas. Taip, prie marmolių Marble turime ir specialūs priedai, yra grindjuostės, variantas klijuoti prie sienos, tos pačios dangos grindjuostės galima išfrezuoti, tarkim, porą milimetrų ir įleisti tiesiai į sieną variantą grindjuostę, arba, tai būtent variantas, arba naudoti šitą grindjuostę, tarkim, įleidžiam į sieną, yra variantas su specialiu antibakteriniu padengimu, kad nesimatytų pačio marmaliaumo sluoksnių. Tai galima tiesiai klijuojant ant sienos, nefrezuojant. Būtų tik tai, pačio marmaliaumo storis 2,5 mm. Žinoma, galima marmaliaumą lenkti ir klijuoti ant sienos. Patį yra specialūs priedai, tai yra tarpinės ir tuo pačiu irgi kampai išoriniai. Taigi, pagrindinės charakteristikos, kaip minėjau, aš labai nesiplėsiu į charakteristikas, jeigu ką reikės kažkurios charakteristikos, drąsiai kreipkitės, atsiųsiu lietuvių kalbą, iš esmės galite ir surasti ir mūsų tinklapyje. Čia pagrindiniai parametrai, tik tai nurodysiu, kad jeigu yra 2,5 mm storio marmaliaumas, tai iš esmės jisai pasiekia aukščiausias klases, tai komercinėms patalpoms 34 ir pramoninėms patalpoms tai yra 43 klasė. Taip. Ir kaip minėjau, tai tas degumo klasė yra marmaliaumų yra C. Tai tą turėti omeny, bet jeigu reikia, galima pagaminti ir B degumo klasę, tai bet reikalingas bent jau 2000 kažkokių kvadratų projektėlis. Kita kolekcija Marmoleum Solid, šiek tiek skiriasi nuo Marble, tai čia Solid, tai tas pats pavadinimas mums suponuoja, kad tai bus spalvos, tokios labiau vienspalvės. Tai yra 5 išskirtinės dizainų kolekcijos, tai galima sakyti praktiškai moderniausi dizainai, kokie gali būti pasiekiami su linoleumo danga. Čia įvairiausių spalvų. Šioje kolekcijoje mes turime irgi marmaliaumą ir su kakavos pupelių lukštais, su kavos pupelių lukštais, būtent taip ir vadinosi Marmoleum kakao spalva. Irgi spalvų pasirinkimas tikrai platus, jas derinti tarpusavį taip pat galima drąsiai. Trumpai apie Solid. Kita kolekcija Marmoleum Linear kolekcija, tai šiuolaikinis linijinis medžio, akmens, natūralių spalvų dizainai. Idealus pasirinkimas išskirti tam tikras erdves zonuoti. Pati grindų danga galima rasti su tekstūra, su tokiais, kaip ir medžio, tokia, imitacija su medžio raštais. Ir tokių ryškesnių, ekstravagantesnių spalvų žaismingiems dizainams. Taip, čia buvo visos tos Marmoleum dangos, jos buvo ruloninės. Mes turim Marmoleum modular kolekciją, ir tai yra linoleumo lentelės ir plytelės. Šių dizainų irgi artimi medžio, betono, akmens, marmuro dizainai, kartu tik taip su papildomais nedideliais spalvų akcentais. Kiekvienas dizainas taip pat puikiai dera tarpusavį ir su kitais kolekcijos dizainais, bet gali būti naudojamos irgi, kaip kiekvienas atskirai, taip pat ir modeliuojant kartu dizainus su kitais. Šie dizainai beje buvo apdovanoti IF produkto bei Red Dot dizaino apdovanojimais. O, čia tikiuosi, ta pati problemėlė.
Vėl su tu. Nu, va, kažkaip techniniais nesklandumais. Važiuojam. Na, ir tai, kada modulą ar lentutės plytelės, žinoma, tai yra, tarkim, gyvenamoms patalpoms, mažesnės patalpos, tai tokias daug paprasčiau, lengviau sumontuoti, tarkim, kas nenori, ruloninės dangos pas save namuose. Marmoliomo dangai formaldehidų ar šiaip kenksmingų medžiagų nenaudojama, tai grinai natūrali. Tai ką išvardinau prieš tai yra linų sėmenų aliejus, sakai, kalkakmenis, džiutas ir natūralūs pigmentai. Ir visos šitos medžiagos marmoliomas taip turi LCA bei EPD deklaracijas. Tai Life Cycle Assessment yra gyvenimo ciklo bei šitą EPD Environmental Product Declaration taip turi. Danga tinka veterinarijos klinikoms, tinkama operacinių sienoms ir grindims. Dėl operacinių sienų ir grindų reikia žiūrėti, kokie yra reikalavimai būtent švarumo klasė, nes čia, jeigu reikalingas švarios patalpos sertifikatas, tai tokia danga neturi. Marmoliomą galima drąsiai dėti ant šildomų grindų, jeigu tai bus šildomos grindys, tai drąsiai. Tikiuosi atsakiau ten keletą klausimų, tikiuosi girdėjosi per muzikėlę, jeigu ne, tai dar pabaigoje seminaro aš papasakosiu, atsakysiu į klausimus. Taip. Ir taip pat turime gražią kolekciją Marmolium Click, tai kaip ir pats pavadinimas klikas, tai būtent su klik jungtimi. Taip. Yra kiekviena Marmolium Click plokštė pagaminama iš vandens atstumiančios plokštės, HDF, tai aukšto tankio plaušo plokštė, kartu su garsą sugeriančiu kamštiniu pagrindu, bei 2,5 mm marmoliumo sluoksniu. Pačios plytelės gali būti 3 dydžių ir jos lengvai tarpusavį susijungia. Pačios galima, kaip sakoma, miksuoti tarpusavį dydžius. Tiek spalvas, tiek dydžius. Ir tikrai pasirinkimas, čia galima tos žaismingus dizainus kurti su tokiam dangam.
Beje, marmoliomas tai jisai padeda geriau jaustis su astma turintiems problemų žmonėms, tai ne tik komfortiška pėdoms, jin tuo pačiu kaip ir antistatiška ir natūraliai antibakterinė, nes pačio marmoliomo gamyboje yra naudojami sakai, o sakai, kaip žinote, tai yra natūralus antibakterinis toks elementas. Valio, su šito filmuku problemų nėra. Marmoliom klik, montavimas tikrai ženkliai paprastesnis negu prieš tai buvusių variantų, tai yra nereikia jokių klijų, paprasčiausiai užtenka dėti, pjauti ir viskas praktiškai. Taip. Svarbiausi techniniai parametrai. Tai dėvėjimosi klasė, komercinėms patalpoms tai yra 33, ir tikrai neblogas parametras, tai yra garso slopinimas 17 decibelų. Pačios plytelės storis yra 9,8 mm. Taip, čia buvo dedama ant akustinio pagrindo, specialų turime, iš esmės, jeigu bus įdomu, mes turime visą sistemą, tarkim, kai būna ant nelygių grindų sudėti. O tarpas buvo paliekamas 1 cm. Iš esmės, naudojant grindjuostes, tas tarpas užsidengia. Ir su marmoliom irgi galima išgauti įvairiausius dizainus, tai mes turime unikalūs sprendimai grindims,
Tai yra, jie pasižymi tvarumu, ilgalaikiškumu. Galite, taip, ir mes turime tą pjovimo vandeniu, taip vadinamą aquajet technologiją, kuri leidžia sukurti itin detalius raštus. Tai idealus būdas įdėti, kaip sakoma, tapatybės kliento arba net savo į grindis. Tai yra galima įdėti logotipą, tekstą, paveikslą, taip pat galima ir graviravimo technologija, kuri ant linoleumo perkelia jūsų norimą dizainą. Keletą objektų parodysiu. Visai neseniai, tai yra šiais metais sudėta danga darželį Vyturėlyje, Kaune. Vaikų socializacijos centras Pastogėje, Kaune. Keletas užsienio objektų, irgi plytelėmis. Estijoje sudėta. Ir Latvijoje. Matote, pas mumis gal tokie labiau vienspalviai, tai aš visada, kiek su architektais bendrauju, stengiuosi, kad negailėti tų spalvų, galima padaryti žaismingų, tų dizainų gražių ir derančių, ir padaryti tokį išskirtinį projektą. Tai pabaigai apie marmoliom dangą, tai vienintelė iš tikrųjų CO2 neutrali danga, kuriai pagaminti panaudotos greitai atsinaujinančios natūralios žaliavos bei žalia energija. Tos kolekcijos tarpusavy puikiai dera, labai platus spalvų, dizainų pasirinkimas, taip pat konstrukcijų. Kadangi marmolium dangoje naudojami sakai, jie suteikia dangai antibakterinės savybės. Tuo pačiu danga antistatiška, bei naudojant tokią dangą, mes padedam mūsų supančiai aplinkai. Tai yra, kad dangos gamybai neišskiriamas CO2 ir neįkvojami žemės resursai. Kitas dar linoleumo produktas, tai yra baldinis linoleumas desktop. Tai yra natūrali baldinės plokštės danga, kuri suteikia solidumo bei elegancijos baldams. Tai kėdės, stalai, būtų spintos, durys. Baldinis linoleumas tai lanksti danga ir gali būti klijuojama prie įvairių konstrukcijų paviršių. Kaip pavyzdžiai, čia turime spintelės, kėdutės, stalai. Beje, ta pati Ikėjos gaminiai yra taip pat gaminami su Forbo baldiniu linoleumu. Taip pat iš tokių įdomesnių produktų, čia ne grindims skirta, skelbimų lenta, bulletin board, kaip ir baldinis linoleumas, kaip ir visi linoleumai, tai jis yra matinė, visos spalvos yra matiškos. Skelbimų lenta, šito privalumas jos toks, kad ją pakabinus, ją galima smeigti su smeigtuku, smeigtuką ištraukus, tas pažeidimas jis užsitraukia. Realiai ta tokia, ilgai grojanti, tai pasakyti, danga. Žinoma, čia galima išpjauti irgi su vandeniu ją, tarkim, įvairiausias formas, jeigu reikia, galima tą atlikti. Ir pabaigai. Apie marmoleumą užtvirtinimų jau, manau, daugumą žinojo. Yra įrodymų, kad pasaulio klimatas šyla ir kaip mes galim padėti sustabdyti jo šilimą. Kai kas dalyvauja piketuose, kad atkreipti dėmesį, įvairios pasaulinės europinės organizacijos leidžia normas, direktyvas, kad sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Mesgi patys galime naudoti produktus, kuriems nenaudojamas iškastinis kuras ir pagaminti naudojami medžiai, greitai atsinaujinantys augalai. Tai yra ne tik neutrali aplinka, tačiau ir sveika organizmui. Maloni, komfortiška bei antialergiška danga. Taip, tiek buvo apie natūralų linoleumą, marmoleumą. Jeigu kažką reikės apie marmoleumą daugiau, prašom kreiptis, rašyti, skambinti. Sekanti danga, apie ką norėčiau papasakoti, tai yra
Sfera homogeninė PVC grindų danga. Sfera danga turi 4 pagrindinės kolekcijas. Tai yra Element, Energetic, Evolution ir Essence. Tarpusavį parametrai šių dangų nesiskiria, skiriasi kas, skiriasi dizainai patys. Taip, paprastai žodžiais tariant, PVC homogeninė danga pagaminama PVC granulę supresuojantį visumą ir priklausomai nuo granulių spalvos išgaunama atitinkama dangos spalva bei dizainai. Panaudotos gamybos technologijos jos leidžia užtikrinti patį aukščiausią matmenų stabilumą rinkoje, tai yra iki 0,2%. Tai reiškia, kad danga nesusitrauks, nesuplyš per suvirinimo siūles ir tarnaus ilgai. Beje, visos Forbo grindų dangos jos gaminamos nenaudojant ftalatų, tai yra visos kolekcijos. Rinkoje yra veikėjų, kurie pristato savo kolekcijas kaip be ftalatų, bet vėliau paaiškėja, kad 1 ar 2 kolekcijos be ftalatų, o likusiose yra šių kenksmingų priemaišų. Šiai dangai naudojamas specialus mikropadengimas SmartTop, kuris užtikrina dangos atsparumą chemikalams, įbrėžimams ir ši danga pagaminama be atliekų. Tai yra visos atraižos yra perdirbamos, panaudojamos kitose dangose. Taip, kažką pražiūrėjau. Taip, grįžtant čia, matau klausimą, kur arčiausiai Lietuvos danga yra gaminama, tai turbūt čia apie linoleumą, natūralų linoleumą, tai jinai gaminama Olandijoje. Taip, ir jinai taip pat gali būti perdirbama, iš esmės nuo kitų metų praktiškai visos dangos, tarkim, bus galima jas perdirbti, tarkim, sudėjus į tam tikrą objektą po 5-6, nebereikia jau tos dangos, norime ją pakeisti, bus galima nuimti ir gražinti atgal į gamyklą perdirbimui. Taip, homogeninio vinilo kolekcija Sfera Element. Element spalvos sudėliotos tokia logiška seka, kad būtų lengva pasirinkti. Dizaino raštai neturi krypties, tokie subtilūs, slepiantis nešvarumus. Ir, kaip minėjau, visi paviršiai yra matiški. Ir čia paryškinta toks kaip pigiausias sprendimas sumažinti dirbtinės šviesos poreikį ir maksimaliai išnaudoti natūralią šviesą. Tai yra naudoti jos atspindį. Tai yra naudoti šviesias dangas, turinčias didesnį nei 40% šviesos atspindžio koeficientą. Sfera Element kolekcijoje yra dizainų su ypač aukštu šviesos atspindžio koeficientu, tai yra 62-72% siekiančios dangos. Tokios dangos dažnai naudojamos sveikatingumo sektoriuje. Jos, tokia spalva suteikia patalpai papildomo švarumo, higieniškumo jausmą, tuo pačiu, padeda geriau jaustis pacientui. Taip, sekanti kolekcija Sfera Energetic. Tai inovatyvi ir įdomi tokiais savo vizualiniais sprendimais danga. Homogeninė. Kita kolekcija Sfera Evolution, tai evoliucija arba revoliucija homogeninės dangos dizaine. Irgi tokios įdomios spalvos su inkliuzais įvairiais, irgi puikiai dera daug tarpusavį. Čia dar labai klausėt, su kuo valyti ir plauti. Taip, valyti su skuduru ir su vandeniu, iš esmės nenaudojant tirpiklių. Tai paprasti, iš esmės labai kažkokių tai priemonių ypatingų nereikia. Tai natūralios plovimo priemonės su natūraliu pH. Tai ten daugiau kažkokių tai ypatingų nereikia. Ir turime 4 kolekciją PVC homogeninėse dangose, tai Essence. Ši kolekcija turi panašumų su prieš tai buvusią Element kolekcija. Tai, taip sakom, spalvos truputį paprastesnės, nėra tokio didelio pasirinkimo. Ir šią kolekciją mes siūlome daugiau, kai reikalingas toks ekonomiškas variantas, kai, tarkim, užsakovas nori
kuo pigesnės dangos, tai iš esmės tai šita danga, būtent šita kolekcija Sfera Essence, jinai yra pigiausia. Spalvos pakankamai gražios, jas irgi galima tarpusavį derinti, o techniniai parametrai nesiskiria nuo kitų buvusių kolekcijų. Ir pati sfera, ta homogeninė danga yra tinkama įvairiausios paskirties patalpoms, tai būtų sveikatos apsauga, mokymosi, ir biurai, ar prekybos, ar kažkokios tai gamybos patalpos. Čia kaip tik projektėlis iš Kaune. PVC dangoms degumo klasė yra B. Visos. Tai iš esmės vienintelė ta natūrali grindų danga, tai yra būtent marmaliomas, jis turi C klasę, o visos kitos B. Procentų sakai, ten dalis, kažkokia tai dalis sakų, bet natūralumas tame, kad tai yra medžio miltai, kalkakmenis, džiutas, sakai, tai visos tos medžiagos jos yra natūralios, už tai nėra jokių chemijų, už tai jinai natūrali danga. Taip. Ir šiuolaikinės grindys sfera. Ir taip pat norėjau parodyti kaip standartiškai filmuką apie sferą dangą, kaip ją gaminame. Iš esmės patį principą, apie tas pačias granulės. Taip. Tikėkimės. Ko mes čia? Tikiuosi nesupyksit. Iš esmės norėjau parodyti, kad tai yra tikrai švari gamyba. Naudojamos granulės, jos supilamos, ten viskas labai švaru, tvaru ir gražu pačia ta gamyba. Taip, tai sfera labiausiai homogeniškiausia vinilo danga pasaulyje, būtent ta sfera. Taip pat homogeninė, taip pat sfera, tik papildomai su elektrai laidžiomis granulėmis. Turime produktą elektrai laidžią grindų dangą, sfera SDC. Kažkas klausė dėl procedūrinių būtent patalpų, kabinetų ir reikalingas elektros laidumas. Tai rekomendacija būtų būtent naudoti tokią konduktyvinę elektrai laidžią dangą, SDC. Tai yra ruloninė elektrai laidi danga, ji užtikrina nekintamą elektros laidumą. Tai yra nekintamas, tai kad yra nepriklauso nuo patalpos drėgmės. Dažnai būna produktai, kurių tas laidumas kinta, tai dažniausiai nuo santykinės drėgmės, neturi būti mažesnė nukristi negu 40%. Čia šiuo atveju šiai dangai tas neturi jokios įtakos. Ir tokia danga, naudojama farmacijos, medicinos pramonėje, sveikatos priežiūros patalpose. Taip, svarbiausios šios dangos savybės prisiminti nereikia, teste nebus tokio klausimo, svarbu bent viena ausim išgirsti, jeigu ką žinoti, kur ieškoti ir ko klausti. Taigi, ECSD savybės nekintančios, nepriklauso nuo aplinkos sąlygų. Taip, kaip minėjau, kad kai kurie gamintojai deklaruoja, kad turi būti nemažesnė nei santykinė drėgmė neturi būti mažesnė negu 40%, tai šiai dangai tas įtakos neturi. Turi specialų padengimą Smart Control Top, kuris apsaugo dangą nuo įbrėžimų bei dėmių nuo chemikalų. Ir jis nenusišveičiant dangą valant mechaniškai ar ją paprasčiausiai dezinfekuojant. Šiai dangai, beje, specialūs konduktyviniai klijai reikalingi tik priklijuoti vario juostelę, o po pačia danga užtenka paprastų PVC klijų. Tie specialūs klijai jie automatiškai brangesni yra ir dažnai iškelia visą sąmatą, tai šiuo atveju ženkliai susitaupo.
Taip, kitas svarbus šiai dangai parametras, tai lakiųjų dalelių emisija. Šis parametras artimas nuliui ir praktiškai turi geriausią rodiklį rinkoje, jis yra iki 0,01 mg į kubinį metrą. Ir dar kartą matmenų stabilumas 0,2 iki 0,2%. Tai matmenų stabilumas duoda, kad danga nesusitrauks, per siūlės nesutrukinės, tai yra automatiškai pati danga bus ilgaamžė. Ir dar vienas parametras, ko niekas niekur, nei mes, nei konkurentai negalime įrašyti, tai yra bekvapė iš esmės danga. Dažnai susiduriam irgi, kad konkurentai sudeda ir turi kažkokį tai specifinį kvapą, šiuo atveju mūsų PVC danga, ji neturi jokio kvapo. Tas irgi yra svarbu klientui. Sferų montavimo instrukcijas rasite Forbo tinklapį arba drąsiai galite parašyti man, galiu atsiųsti elektroniniu paštu. Šią dangą galima kloti, kaip minėjau, aukštus higienos reikalavimus keliančiose patalpose. Galima užlenkti grindjuostes, klijuoti ant sienų, užapvalinti kampus. Taip, ir kaip ir techninė specifikacija, taip pat iš Forbo tinklapio, taip pat atsiųsti galima. Čia tik norėjau išskirti keletą pagrindinių parametrų, tai dangos elektrinė varža. Kuo mažesnė varža, automatiškai tuo elektrai laidesnė bus danga. Taigi, papildomai dar specifikuojama dažnai būtent varža vaikštant su specialia avalynė bei sukūriamas elektros krūvis vaikštant danga. Taip pat konduktyviniai dangai yra svarbus parametras nuosava elektros varža su pagrindu. Taip, kažkur šitoj vietoj. Man truputį sumažėjęs ekranas. Taip. Ir čia, manau, labai puikus grafikas, parodintis, kaip grupuojasi suskirstumas dangos pagal elektros laidumą, pagal varžą. Kaip minėjau, visos Forbo grindų dangos, jos yra antistatiškos. Tai va, turime čia visos antistatinės, paskui eina ta disepatyvinė išskaidanti, po to konduktyvinė danga. Pagal tai, lengva pasirinkti ir žinoti reikalavimus, kur kokią dėti dangą. Ir svarbus momentas, žinoma, kad sistema pilnai veiktų, tai turi būti sistema. Tai yra ESD grindys turi būti patalpos ESD sistemos dalis. Parametras, kurį trumpai apžvelgėme, tai techninėse charakteristikose, tai įtampos generavimas. Pagal ESD standartą dangoms jis turi būti iki 100 voltų, sferų dangos šis rodiklis yra iki 50. Tai yra, dvigubai aukštesnis negu yra keliamas reikalavimas. Tai yra irgi svarbus parametrų rodiklis. Taip pat tikrai informatyvi lentelė, kuri parodo, kokį poveikį turi įvairios cheminės dezinfekcinės medžiagos. Praktiškai visos medžiagos neturi įtakos dangai, apart techninio spirito ir peroksido, jei jis nenuvalomas nuo dangos ilgesnį laiką. Taigi tokia danga puikiai tinka medicininės paskirties patalpos. Čia, kaip matote, pažymėsiu, šitą per 1 valandą, tarkim, jokio poveikio neturi visos naudojamos medžiagos. Jeigu daugiau negu 3 valandas, tai jau turime mes peroksidą iki 3 valandų. Mes turime nuvalyti, tada kažkokia mikrodėmelė jau gali atsirasti. Taip, apžvelgsime pačią sferą ECSD kolekciją, kaip šios dangos visos atrodo, kaip jos dera tarpusavį. Tai šitie sfera ECSD dizainai taip pat puikiai dera su sfera element dizainais. Tarkim, mes norim operacinę, kur reikia nuvesti elektrą. Šiuo atveju galima dėti būtent sferą EC dangą,
tarkim, koridoriuose, kur tos mums elektros laidumo nereikia, mes galime parinkti analogiškai sferą element dizainą, kuris puikiai tiks dėrės tarpusavį. Na, kaip minėjau, šviesesnės spalvos yra aktualios būtent šviesos, sveikatos priežiūros patalpose. Taip. Šios dangoje tos esančios šviesios ir tamsios granulės, tai būtent yra elektrai laidžios dalelės, kurios užtikrina tą nepertraukiamą elektros laidumą. Kaip nepriklausantį nuo ko, nuo patalpos santykinės drėgmės. Žinoma, ir pačios granulės suteikia tokią unikalią išvaizdą. Tai yra nauja, neįgrįsusi visiems iki gyvo kaulo danga. Tai atrodys tikrai naujai. Taip. Sfera SD kolekcijoje čia panaudotos baltos granulės, kurios užtikrina elektros laidumą. Irgi suteikia tokią naujos dangos išvaizdą. Beje, tokios baltos granulės suteikia galimybę, tai kaip papildomas privalumas, kad galima lengvai surasti nukritusius mažesnius daiktus, tokius kaip adatą ir panašiai. Na, žinoma, grįžtame prie spalvų derinimo. Spalvas lengva derinti tarpusavį, ryškesnės su švelniais atspalviais, kad išskirti tam tikras zonas. Violetinė spalva tokia išskirtinė spalva Forbo kolekcijoje, tai pasitikėjimo, tikėjimo spalva. Na, po Kauno įvykio ten ta su violetinė spalva šiek tiek, kaip sakoma, prarado gal markę Lietuvoje violetinė spalva, bet manau, čia šiuo atveju čia tas nekoreliuoja. Taip, žalios spalvos asocijuojasi su gamta, natūralumu, melsvos su jūra, dangumi ir matome, galima puikiai šviesesnės su tamsesnėm puikiai derinti. Taigi, šią skaidrę pabaigiau savo šiandieninę prezentaciją apie Forbo natūralų linoleumą, marmoliomą bei homogeninę dangą sferą. Ir noriu šiek tiek apie Forbo tinklapį, būtent apie, jeigu nueisite į mūsų tinklapį, čia yra puikus įrankis projektuotojams, dizaineriams bei norintiems savo pasikeisti dangą arba pasižiūrėti, kaip atrodytų grindų danga. Tuoj, palaukit, perjungsiu aš savo ekraną. Persijungia? Ar nepersijungia? Taip, rodo naršyklę. Rodo naršyklę, taip. Tai va, turim grindų planuotoją. Iš esmės mes galime pasirinkti savo kambarį. Tai yra nusifotografuojam, įsikeliam, veikia beje ir telefone šitą programą, ko puikiausiai. Tai, tarkim, nusifotografuojam telefonu, atsidarom tinklapį, įsikeliam nuotrauką, ir pasižiūrim, kokį produktą pasirinkti. Galime kiliminę dangą, galime linoleumą, galime tą pačią homogeninę dangą, galime vinilinės lenteles. Taip, tarkim, linoleumas, kaip pavyzdys, irgi kolekcijų aibė. Pasirinkti beje ir sudėjimo būdą, galima kelis produktus pasirinkti ir kaip matote, mes turime iš karto, tarkim, visai kitą dizainą, galime įvertinti ir parodyti užsakovui, kaip atrodytų jam bendrai tas dizainas. Tarkim, turim sienas, spalvas. Taip pat beje galima įkelti ir PDF failą, aš keletą kartų esu bandęs ir ko puikiausiai pavyko. Ką aš dar galiu parodyti, heterogenas. Tai va, tai toks įrankis galite drąsiai naudoti, nemokamas, papildomų programų parsisiųsti nereikia. Persijungiau aš čia dabar, ne? Taip. Tai va, ačiū uždėmesį, ačiū, kad išklausėt. Mano kontaktai ekrane,
Jeigu ką, drąsiai rašykite, bendraukime, padėsim viskom, kaip galim, grindimis, taip. Taip, ir galiu atsakyti dar į klausimų papildomai kažkas tai klausė. Taip, mes nieko nesandėliuojam iš esmės, viskas važiuoja tiesiai iš gamyklos, gamykla, kaip minėjau, Olandijoje, tiek natūralaus linoleumo, tiek sfera gamyklos yra Olandijoje, tai iš esmės, jeigu reikia kažkokio tai pavyzdžio, tai mes atsiunčiam, tarkim, didesnio pavyzdžio ar katalogo, tai galim atsiunčiam paštu tiesiai į namus, į biurą, to nekontaktiniu būdu. Po to jau užsakant, jau tiesiai iš gamyklos važiuoja į objektą, reikiamas kiekis, su reikiamas priedais, tarkim, klijai, tarkim, suvirinimo juostos ir panašiai. Taip. Ačiū Jums už klausimus. Kaip minėjau, jeigu papildomų klausimų bus, tai drąsiai rašykite elektroniniu paštu arba skambinkite. Taip. Ačiū Robertui. Kaip supratau, visus klausimus iš chat atsakė, ar ne? Dar kiek užtrunka, tai savaitę. Iš esmės savaitę, jeigu tai standartinis kažkoks spalvos, visada reikia persiklausti. Būna, kad tam tikros spalvos, tam tikro dizaino, tarkim, reikia gaminti 4 savaitės, tai tas užtrunka papildomai. Bet jeigu, tarkim, jį projektuojam, žinom, kad bus tokia danga, tai iš anksto perspėti, tai dažniausiai būna, kad jau pagamina, užrezervuoja ir palaiko būtent tam objektui tokie tai dizainą, kad nebūtų tiekimo nesklandumų. Taip, tai jeigu klausimų daugiau kaip ir nėra, kaip Robertas sakė, kas dar kažko norit paklausti, bet kada galite su juo susisiekti, kontaktai buvo Roberto, jeigu kažkas norit, mes mielai duosim. Ir tai ačiū dar kartą, Robertai. Ačiū Jums. Gero sekančio seminaro, geros prezentacijos. Dėkui. Ir Mindaugai, matau, esi prisijungęs, ar girdi? Girdžiu jūs labai visus gerai. Ir matau, ir mačiau. Nežinau, ar jūs mane matot dabar, ar nematot. Matom ir girdim. Tai turbūt galiu aš jau mėginti šėrinti savo. Taip, tai antrasis pranešimas. Saint-Gobain Ecofon ir Mindaugas jau matosi ir girdisi. Ar gerai matosi visiems? Tuoj dar užsikrovė. Reikia tik tai čia tą pasidaryti, kaip praeitą kartą darėm, dabar truputį nematau. Display settings. Sekundėlį to. Na dabar. Taip. Matos pilnas vaizdas, gerai. Tai galiu jau šių turbūt Vytautai, taip? Taip, prašom. Tai labą dieną visiems. Smagu jūs girdėti nuotoliniu būdu. Tikiuosi, kad esate sveiki visi ir gerai nusiteikę. Na, atsiprašau iš karto už nesklandumus. Darau tokią nuotolinę prezentaciją pirmą kartą. Daug kartų esame susitikę gyvai. Neslėpsiu, man smagiau matyti jūs gyvai visus, bet yra kaip yra. Tai pradžiai noriu pasakyti dar keletą pasikeitimų. Kaip matot, pradiniai nuotraukai, pradiniam slaidai, taip jau nelietuviškai sakau, turim keletą pasikeitimų. Tai mūsų naujas komandos narys yra Mantas Zabarauskas, jis vėliau turbūt pats prisistatys prezentacijos metu. Ir kol kas laikinai, jums jau gerai turbūt pažįstama daugeliui, Raminta Sarapienė laikinai yra išėjusi mamos atostogų, tai tikimės, kad ją greit pamatysim. O Kristina Jozėnaitė, dar viena mūsų kolegė, tai užsiema daugiau logistiką, turbūt su ja mažiau bendraujate. Tai jums leidus norėčiau pradėti. Na,
mano prezentacija nebus kažkokia tai ypatinga, daug labai naujienų, tiesiog priminimas galbūt daugiau. Paskutinį kartą su smulkių projektuotojų asociacija mes darėm seminarą Klaipėdoje, tai buvo lygiai prieš metus, Vilniuje turbūt dar seniau. Tai atsiprašau, jeigu kartuosiu, bet tiesiog bendrai noriu priminti apie mūsų įmonę. Tai kaip ir minėjau, mes esam 4 komandos nariai. Aš dirbu įmonėje 18 metų, Raminta 5 turbūt, jeigu dabar teisingai atsimenu, man tas šiemet tik 3 turbūt metai, neatsimenu, kiekvieną dirba. Tai mūsų komanda nėra didelė, mes priklausom, sėdim viename biure kartu su Saint-Gobain statybos gaminiai kolektyvu. Tai trumpai priminsiu, tai Zover mineralinė vata, gipsas Giprok, techninė izoliacija ir daug dar Weber blokai ir daug dar kitų produktų. Nesam maža dalis, bet ta maža dalis, ir laikyti, matote, apačioje yra logotipas, ta maža dalis yra didelio koncerno dalelytė Saint-Gobainas, prieš kelis metus šventė 350 metų jubiliejų. Man smagu būti šitą didelio koncerno dalimi. Tai jeigu trumpai apie Ekofoną priminti, tai dalis yra, kaip ir minėjau, Saint-Gobaino, mama, kaip aš vadinu, yra Švedijoje, tarptautinė švedų kompanija. Veiklą vykdo, kaip matot, 16 valstybių, daug labai distribucijos turim. Pradžia turbūt, jeigu labai trumpai, tai buvo 82 metais sugalvotas, arba ten, kaip sakyti, surastos fizinės savybės, kad mineralinė vata yra gera akustinė medžiaga. Tai istorija turbūt nuo 82 metų prasidėjo. Bet aš ilgai neapsistuosiu, noriu greičiau jūs paleisti ir baigti savo prezentaciją. Tai apie, primenu, lietuviai visada sako pakabinamos lubos. Lietuviškai reikėtų sakyti kabamos, pas mane bus prezentacija visur kabamos lubos. Na, atsiradimo priežastis yra turbūt labai paprastas, jau daugelis turbūt ir žinote ir prisimenat. Tai kaip viskas turbūt, kaip daugelis gerų dalykų atsirado Amerikoje. Dangoraižius atsirado poreikis slėpti komunikacijas dėl aukštingumo ir kad jas paslėpti buvo pasirinktas arba pradėtas naudoti kabomos. Šnekėsiu. Nedegumos plokštės yra nedegios. Visos mūsų plokštės 1.2.0 lengvos ir patogios montuoti. Labai trumpai. Mes, kaip ir minėjau, mūsų pagrindinė būstinė yra Švedijoje Hylinge, gamykla stovi Danijoje, dar viena gamykla yra Suomijoje Forsa gamykla, ir viena gamykla ir viena linija yra Lenkijoje, taip pat Prancūzijoje. Trumpai apie žaliavas. Na, smagu man smagu pasakyti, kad tai yra tikrai žalias produktas, kaip aš jį vadinu. Tai daugelis turbūt žinot, aš visada pasakau, kad tai yra, paprašiau, kad būtų suprasti, tai yra iš mineralinės vatos. Pagrindinis produktas yra mineralinė vata Zover. Mes naudojam tą pačią medžiagą. Tai yra mineralinės vatos lubos. Iš mineralinė vata, kaip toks produktas yra, tai yra 70% perdirbtas stiklas. Kaip ir minėjau, labai ekologiškas produktas ir, tarkim, palyginimui, jeigu, atsiprašau, bet turiu pareklamuoti vyno butelį, tarkim, iš vieno vyno butelio galima pagaminti 1,5 kvadrato mūsų pakabinamų lubų. Maždaug taip vertinam palyginimui, galim pasakyti, kad kokias mūsų yra žaliavas. Aišku, yra silicio oksidas CO2 ir rišiklis naudojamas specialus, tai yra ekologiškas rišiklis karamelės pagrindu, tai yra labai ekologiškas ir be formaldehidų. Tiek trumpai apie žaliavas. Na, kaip ir minėjau, pagrindinės kabamųjų lubų, Ekofon kabamųjų lubų savybės mes labai smarkiai akcentuojam, tai yra akustika. Akustika ir
čia kaip galite matyti mūsų prezentacijai, akustika plačiaja prasme yra ir aidėjimas, ir kalbos aiškumas, ir garso skleidimas, ir garso stiprumas. Tai, kad būtų paprasčiau, aš smarkiai nesiplėsiu, noriu akcentuoti 2 pagrindinius parametrus, kad būtų paprasčiau jums suprasti, kodėl reikia naudoti ir kodėl galima naudoti tas lubas. Tai yra sugerties koeficientas alfa ir aidėjimo trukmės koeficientas T60. Jums pavadinimų, aišku, prisiminti nereikia, aš paskui parodysiu, ką čia reiškia ir vizualiai, ir paklausyti galėsite. Mes schematiškai atrodo fizinės sugerties savybės šitaip. Teoriškai viską galima paskaičiuoti. Kaip matot, taip labai ūkiškai parašiau formulę. Jeigu reikėtų arba pagalbos, arba šiaip turėtumėt klausimų pradinėme etape prieš projektavimą, kaip paskaičiuoti arba kokia sugertis tų vienokio kitokio medžiagų, mes galim tą teoriškai paskaičiuoti. Paprastai, jeigu reikia akustinio projekto arba profesionalų pagalbos, Lietuvoje draugaujam su keliomis akustikų įmonėm, keletas yra Vilniuje, keletas yra Kaune, jie daro ir akustinius projektus, tai jau yra ir finansiškai jau visai kitaip skaičiuojasi, ta prasme, kad tai kainuoja pinigus. Mes iš savo pusės, jeigu jau nėra sąmatoj visai pinigų, turim tokią pagalbinį įrankį, galim paskaičiuoti su tokia programėlė, paprastai Ekofonas siūlo ir programą, skaičiavimą galim pasinaudoję, jums pagelbėti su akustika, jeigu tai yra reikalavimas kažkoks arba noras turėti gerą akustiką. Tai labai trumpai, paprastai rašydami arba į specifikaciją vieną ar kitą produktą, kas liečia karbonacijos lubas, jūs be abejo iš gamintojų turbūt vienokio ar kitokio būdų gaunate tokį grafiką, kuriame yra pateikti laboratoriniai matavimai. Kaip matot, sugerties koeficientas kairėje pusėje, apačioje dažnių juostos. Na ir ką tas grafikas reiškia, kad būtų paprasčiau jums suprasti, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Tai aš noriu trumpai priminti, kad lubos yra visos klasifikuojamas pagal sugertį A, B, C, D ir E klasifikaciją. A, žinoma, yra geriausia, nes tai arčiausiai vieneto, tai yra maksimali sugertis. Kodėl tokių dažnių juostoje tarp 250 ir 4000, tai yra mums suprantama žmogaus kalba tuose dažniuose, gyvenimiška kalba arba mūsų gyvenimas vyksta šitose rėmuose. Kad suprastumėt, kad tai nėra tik tai viena plokštė arba vieno storio gaminys, aš noriu parodyti keletą pavyzdžių. Tarkim, turim vienodo storio, Ekofon Master konkrečiai yra plokštė, 4 cm storio, ką tai reiškia? ODS, jeigu viršuma, tai reiškia nuleidimo aukštis nuo perdangos, esamos perdangos iki pakabinamų lubų. Ką reiškia tie paviršiai? Tarkim, mes turim vieną paviršių, kuris vadinasi alfa, kada sugertis yra, tarkim, reikalinga sugertis gera, yra toks grafikas, beta yra sugertis šiek tiek blogesnė ir gama yra visai, sugertis tokia žema. Aš paskui paaiškinsiu, kodėl mes viena luba, vienodų paviršium galim išgauti 3 rezultatus. Tai kada reikalinga gera sugertis arba reikalingas atspindys, galim panaudoti tą pačią paviršiaus medžiagą skirtingose vietose ir tai nebus matoma vizualiai. Aš paskui parodysiu, kodėl taip reikia arba kodėl taip galima naudoti. Kaip priklauso nuo storio? Šiek tiek priklauso nuo storio sugertis, nėra didelis skirtumas, bet tarkim palyginti 20 cm, 2 cm ir 4 cm plokštės sugertis, aišku, yra geresnė, kuo storesnė medžiaga, to geriau. Na ir kaip minėjau, kad šiek tiek suprasti, kas tai yra aidėjimo trukmė, aš apibrėžimo jums nesakysiu, aš jį vadinu bažnyčios efektu. Tas aidėjimo trukmė, arba moksliškai tariant, reverberacijos laikas, arba angliškai reverberation time, yra išreiškiamas sekundėmis. Ir kad parodyti, kas yra ilga aidėjimo trukmė ir trumpa aidėjimo trukmė, aš jums noriu paleisti, jeigu čia girdėsis gerai, garsinį tokį failiuką. Čia yra didelė ilga aidėjimo trukmė, tas bažnyčios efektas, jeigu aš teisingai atsimenu, 8 sekundės. Pabėginkit paklausyti. Dabar kitas failas jau su kabamosiom Ekofon lubom. Tai yra akivaizdu,
klausant ir jau per kompiuterį ir apskritai, nu, jau būnant bet kokioje patalpoje, mes užėję arba su architektais, arba su statybininkais, galim parekomenduoti vienokią ar kitokią sprendimo būdą, nes patalpos labai jaučiasi, kada yra ilgas judėjimo trukmė arba trumpa judėjimo trukmė. Mūsų kolegų atliktas toks ūkinis bandymas, kaip aš jį vadinu, baliono efektas. Ta pati klasė, be jokių pakabinamų lubų, betoninės lubos, gipso kartonas, šlapio presavimo lubos ir ekofonas. 4 bandymai, paklausykit, prašau, kaip tai atrodo. Natūrai. Tai netgi šitaip yra jau didelis skirtumas ir patartina naudoti akustinės lubas, kada čia šiuo atveju yra klasė, mokyklo, tai ryšį prie mokyklų. Tai, kaip ir minėjau, dar yra keletas labai svarbių dalykų. Čia labai yra geras pavyzdys, kaip aš jį sakau, kaip aš jį vadinu, stoties efektas. Ten buvo bažnyčia, šie stoties efektas, kada be abejo jūs girdėjote ar oro uoste, ar geležinkelio stotyje, kada diktorius pranešinėja ir nieko negali suprasti, ką jis nori pasakyti. Čia keletas pavyzdžių, paklausykit, prašau. The train from Ipswich to London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologize for the delay and we hope to have a pleasant journey. Ir dabar jau su akustiniam lubom. The train from Ipswich to London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologize for the delay and we hope you have a pleasant journey. Na, turbūt čia kažkokių komentarų ypatingų nereikia, jau aišku, kad efektas yra geresnis naudojant kabomąsias akustinės lubas. Keletas medžiagų su kirties koeficientų, kad jūs suprastumėte arba galėtumėte orientuotis, ką reiškia, pavyzdžiui, grindis, kada yra parketas, čia paprastas plytų mūras, standartiniai langai ir, tarkim, daugeliu atveju architektai arba projektuotojai arba investuotojai sako, na, žinot, mes paklojam kiliminę dangą ir tai yra užtektina akustika. Taip, nesiginčiju, akustika yra, kilimas gerina, bet kaip jūs matote, skirtumas yra labai didžiulis. Aš tik noriu priminti, kad matavimai yra, bet kokie matavimai atliekami tuščioj patalpoj. Tai baldai, žmonės be abejo daro didesnį įtaką sugerčiai, jinai iš esmės gerėja. Bet kaip aš visada sakau, naudokite, jeigu negalite naudoti kiliminės dangos kažkokios gerinti akustikai, tai vienintelė vieta ir tai yra didžiausias plotas, tai yra lubos. Na, iš esmės mes esam, kaip minėjau, rinkoje jau nedideli, bet reikšmingi žaidėjai, kas liečia akustiką. Mes labai stipriai akcentuojam ir mūsų pagrindiniai objektai, projektai. Dėka jūsų projektuotojų ir architektų yra, žinoma, biurai, paskutiniu metu švietimo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigas, na ir visos kitos, kur tik tai galima panaudoti akustinės lubas. Tai trumpai, kodėl lubos reikalingos vienoje ar kitoje patalpoje arba kokia jų galėtų būti paskirtis, tai šiaip skaičiai yra traukti ne iš bet kur, ne mūsų sugalvoti, tai iš publikuotų tyrimų. Kaip matot, ir mažėja ir stresas, ir darbuotojų motyvacija išauga, ir daug kitų gerų dalykų visų yra. Žinoma, kad ta akustika yra labai, labai svarbus ir labai sveikintinas dalykas. Kiekvienoje patalpoje aš siūlyčiau kiek įmanoma maksimaliai išnaudoti šias galimybės. Na, čia dar keletas pavyzdžių, kad akustika yra kokią įtaką daro rezultatams ir moksleiviams, ir švietimo įstaigose, tarkim, kad ir testo rezultatai čia yra irgi paskaičiuota ir tyrimai atlikti. Labai įdomus faktas, kad ir ligoninėse, naudojant kabomąsias lubas, kad pagerėja, žmonės minėjo, kad pagerėja ir miegas, ir kraujospūdis mažėja, tai iš tikrųjų tiesioginė įtaka žmogaus sveikatai. Na ir pradedant, truputį jau smulkinant savo prezentaciją, norėčiau pasakyti, kad pradedant projektuoti kabomąsias lubas, reikėtų pirmoje eilėje susidėlioti savo prioritetus ir pirmoje vietoje, arba, kaip aš sakau, pradėti nuo to,
kas bus patalpoj, ko žmonės užims patalpoj. Po to, tarkim, reikėtų žinoti jau, ar už užsakovą gauti, arba patiem jau žinoti, kokia veikla bus vykdoma, tarkim, ar tai bus mokykla, ar tai bus ligoninė, ar bus biuras. Na ir trečia, tai patalpos dydis, daug dar visokių kitokių funkcijų, bet tai yra tokia, formulė, pagal kurią reikėtų ir mums pagelbėsit daryti gerus pasiūlymus ir patys bus orientuoti, žinosit, ko jums reikia. Na, čia yra toks bendrinė nuotrauka, kad ką mes siūlom, kokius mes turim produktų grupės, čia aišku yra jų mažoji tik dalis. Aš nenoriu ilgai užtemti laiko, tai jums leidus pasirinksiu pačią didžiausią grupę, kuri turi absoliučiai visas geriausias savybės, tai reiškia ir akustiką, ir spalvas, ir briaunas. Aš labai greitai prabėgsiu, kad jums būtų truputį aiškiau. Na, šitą grupę lubų vadinasi Focus, jums nebūtina prisiminti, čia jau mūsų darbas jums pateikti optimaliausią variantą. 10 briaunų. Tarkim, briaunas, tai jūs turbūt patys jau kaip ir supratot arba žinote, tai yra tiesiog turbūt, kaip aš vadinu, grožio elementas arba dizaino elementas, tai reiškia, kad iš tų lubų, iš tų vadinamų sausainių galima išpešti ir naudos, ta prasme, kad tai yra, gali būti ir paslėptas karkasas, ir matomas karkasas, tai galima truputį modeliuoti ir naudoti savo projektuose. Ta grupė lubų turi ir didelę gamą matmenų, kas yra, kas iš principo išplečia galimybės panaudoti jas, tarkim, nuo tų standartinių sausainių 60x60 arba 60x20 m. Ne kiekvienas gamintojas gali pasigirti, kad, tarkim, turi matmenį ir koridorinę plokštę 60x240, tai reiškia, kad galima perdengti visą koridorių be didelių nuopjovų ir tai vizualiai, mano galva, atrodo neblogai. Na, arba, tarkim, matmuo 1,20 m, 1,20 m. Be abejo, yra tekę daryti matmenis pagal užsakymą, Ekofonas yra labai lankstus ir lojalus savo klientam. Mes galim padaryti užsakymus tam tikros kvadratūros ir jūsų numatytus matmenis, aišku, prisirišam tada prie standartinio karkaso, bet tai viskas sprendžiama. Jeigu tik tai bus klausimų dėl šitų dalykų, tai klauskit, prašau, atsakysiu, ką galėsiu. Na, naujiena mūsų paskutinė, kad mes vis plečiamės į spalvas, anksčiau buvo jos spalvos standartinės 8, paskui 16, dabar turim jų 20. Tai reiškia, kad tai yra gamykloje ruošiamas spalvininkas ir tai yra gamykliškas variantas, ta prasme, kad nereikia jų laukti ten labai ilgai. Naudojame NCS-ą, žinau, kad jums daugeliu nepatinka, jis paprastai naudoja tralą, tai Ekofonas turi NCS-ą. Na, čia pasirinkimas spalvų tikrai nemažas. Kaip ir minėjau, kaip ir su matmenim, spalvas galima rinktis bet kokią norite, ten truputį riboja kvadratūrą, aišku, kaina šiek tiek skiriasi, bet esam lankstus ir spalvom. Na, labai trumpai apie briaunas, tai kad suprastumėt, kas čia yra, jau daugelis turbūt jūsų žino, bet tiesiog priminti. Na, tarkim, tokia įdomi briauna yra, kada viena plokštės dalis, aš nežinau, ar jūs matysit, ką aš čia rodysiu su pele, tarkim, va šito ilgoji briauna yra matoma, o jos jungiasi su nematoma briauna, čia toks vizualiai įdomus variantas, švedas sugalvotas, kiek žinau, konkurentai turbūt tokio panašaus net neturi. Populiarus ir labai dažnai pageidaujamas architektų ir dizainerių yra, tarkim, kažkam negražus yra karkasas arba tas sistema montavimo. Tai turime Ecofon Focus DS, nematomas karkasas, pilnai išmontuojama sistema, kas yra labai svarbu, bet reikia pripažinti, kad tai nėra pigus variantas. Bet tokį sprendimą turim. Su ta pačia luba, vadinu vienaskaitą, atsiprašau už slengą, luba, tai reiškia lubos, galim daryti ir, kas labai aktualu šiai dienai, vietoj gipsinės kaktos su ta pačia medžiaga dengti ir išgauti tokį kampą su ta pačia akustinė medžiaga. Tai, mano galva, tai yra ir sprendimas gražus ir gerina tą akustiką. Ir nereikia ten su gipsininkais muštis ir prašyti, kad gražiai privestų ir panašiai taip toliau. Na, mano mylimiausia luba arba lubos su pilnai išmontuojama sistema, tai reiškia pusiau paslėpta briauna, kada vizualiai atrodo šitaip ir jis išsimontuoja labai lengvai ir labai patogu tą plokštę naudoti, kada nėra didelio nuleidimo aukščio, tarkim, kada tarp esamas perdangos ir pakabinamų lubų turite minimalų aukštį. Tai reiškia, kad ta luba dėdasi iš apačios, gaila negaliu aš jums parodyti vizualiai, jinai montuojasi iš apačios labai lengvai ir tai yra labai patogu. Na, vienas iš įdomesnių variantų
kada lubos gali būti keičiamos įvairiais rakursais, tarkim, viena pusė yra išfrezuota žemiau, kita aukščiau ir galima išgauti tokį, nežinau, kaip čia pavadinti, bangų kampų efektą. Tai yra praeitų metų naujas gaminys. Dar Lietuvoje nėra daug projektų padaryta, bet mano galva tai yra toks truputį smagesnis variantas, lyginant su plikais sausainiais. Toliau ten bus smulkiau paminėta, mes turim variantą ir klijuojamų lubų, aš ilgai neapsistosiu, bet tiesiog pasakau dabar šitam slaidė, kad turim ir klijuojamas lubas, ten toliau matysite daugiau nuotraukų ir daugiau informacijos. Ką norėjau pasakyti, dar labai svarbus dalykas apie, kas liečia techninius dalykus ir informaciją jums bendraujant su užsakovais. Tai šiai dienai, kas liečia akustinės pakabinamus kabomasias lubas, turime vienintelį dokumentą oficialiai galiojantį Lietuvoje, tai yra STR-as. Bet noriu iškart pasakyti, jis reikalingas ir naudojamas tik naujiem pastatam, jis negalioja seniem pastatam. Ir kaip pavyzdys, gyvenamųjų pastatų bendro naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius, minimali klasė C ir aidėjimo trukmė, bet jeigu prisimenat, aš jums jungiau garsinį failą, kur buvo bažnyčios efektas, minimalus aidėjimo trukmės rodiklis turi būti 1,3 sekundės. Kaip pavyzdys, daugelį objektų esam susidūrę, kada paprastai nieko nenaudoja laiptinėse arba naudoja gipsokartono plokštės, tai aidėjimo trukmė iš praktikos galiu pasakyti, tai būna 3 ir daugiau sekundės. Išskirtinis atvejis gali būti ir mažiau, bet tai yra ryškiai per aukštas rodiklis ir priduodant pastatą tai kelia didelių minusų ir užsakovui ir architektui. O po to pataisyti situaciją yra labai sunku, tarkim, naudojot gips arba nieko nenaudojot, neužtenka pakabinamo aukščio, rodiklio nėra ir tada ką daryti. Tai aš jums vėliau parodysiu ir pasiūlysiu variantą, ką daryti, kad šitokį rodiklį išgauti ir priduoti pastatą naudojimą. Tai kaip ir minėjau, Ecofon turbūt vienintelį, nesigirsiu, galbūt ir ne vienintelį, bet aš nežinau kitų gamintojų, kurie turi galimybę tą pačią lubą naudoti ir standartiniam karkase ir klijuoti prie esamo pagrindo. Tai reiškia prie monolitinės perdangos, prie gelžbetoninės perdangos, prie gipsokartono plokščių ir taip toliau ir panašiai. Kas iš principo, kaip ir minėjau prieš tai, galėtų gelbėti, tarkim, laiptinėse. Neužtenka aukščio, ką daryti, tada klijuojam lubas ir po bandymų, kaip praktika rodo, tikrai esame daug padarę daug projektų, tai padeda gauti tą reikiamą rodiklį norimą 1,3 sekundės. Na, čia kaip atrodo ta plokštė mano paveikslėlyje. Skandinavijoje labai populiariai dar plokštė yra neklijuojama, o kaip aš vadinu, tėtis mama arba rusiškai, atsiprašau, užslenga papka mamka, kur su špuntu lubos vieną į kitą įsineria ir mechaniškai tvirtinamos į karkasą. Na, pas mus nėra populiaru, nes po to jas yra neišardomos ir kelia keblumų, jeigu reikia pakeisti, bet tai irgi yra tiesiogiai prie pagrindo tvirtinimas variantas. Čia jau standartinė luba, turiu pasakyti, kad viena iš populiariausių, taip vadinamas laiptelis arba briauna, jinai labai yra priskiriama prie ekonomiškų lubų, labai nėra brangi, standartinis karkasas, tik tiesiog labai siūlyčiau atkreipti variantą, kad šitas tarpas tarp lubų gali būti dvejopas, žiūrint, kokią naudojat konstrukciją, arba T24, tai reiškia 24 mm, arba T15, kas yra 15 mm. Tai tas atstumas vizualiai gražiau atrodo, mano siūlymas naudoti 15 mm, finansiškai tai niekaip nenukentėsi, to vizualiai atrodo žymiai geriau. Na, o čia standartiniai sausainiai, kaip aš vadinu, briauna, mes jų labai nedaug Lietuvoje parduodam, kaip taisyklė rodo, kad jas naudoja ten, kur reikia taupyti pinigus arba kažkokiose patalpose, pagalbinėse ir taip toliau panašiai. Na, kaip variantas, tarkim, jeigu norėtumėt išgauti kažkokį tai gražesnį variantą, čia ne Lietuvoje daryta nuotrauka, bet turime taip vadinamą fleksiformą, kada vertikaliai orientuotas vatos ploštas gali būti suformuotas ir lubų pagalba ir tada specialiais profiliais plokštė yra lenkiama pagal norimą radiusą. Ten, aišku, yra ribotas 200, jeigu teisingai atsimenu, 200 mm radiusas yra plokštė išlenkimas. Bet jeigu noras yra, tai galima išgauti ir tokį variantą. Ir akustika lieka ta pati ir tiesiog yra mažiau sprendinių su karkasu. Kaip minėjau, kampas lubų, kada galim išgauti gražų kampą su akustika.
Na, tikrai neslėpsiu, vienas iš populiaresnių sprendimų, kad architektai, užsakovo dizaineriai nenori matyti pilnai uždengtų savo kabineto lubų nuo krašto iki krašto sausainiais, tai labai dažnai prašo ir labai dažnai įgyvendinam taip vadinamas salas. Čia vienas iš sprendinių, kaip galima salų perimetrą naudojant EcoFoam profilį užbaigti. Tai čia yra variantas nepigus, aliumininis profilis, bet daugelį atveju mes turim ne tik tokį variantą, dar kelius variantus siūlom. Tai salų efektas arba tas salų projektas vadinamas turi keletą pliusų. Jis duoda vizualiai, mano galva yra labai gražus sprendimas ir kas yra svarbiausia, salas galima suformuoti sveikom plokštėm. Tai reiškia, kad išvengiam atraižų ir labai aiškus yra plokščių skaičius, kas paskatina greičiau jas montuoti ir mažinti kaštus. Tai mano galva sprendimas labai vykęs. Kitas variantas tų pačių salų apkantavimas arba naudojant profilį, perimetriniam profiliui, taip vadinamas, aš vadinu jas palangėm arba focus wing plokštė iš tos pačios mineralinės vatos, tiesiog toks baitinis elementas, akustinis iš tų pačių medžiagų, tų pačių paviršių ir spalvų ir taip toliau ir panašiai. Na, mūsų šių metų turbūt naujieną mes, aš kaip ir minėjau, turėjom tas lubas, kurias galima tiesiog įtvirtinti prie pagrindo. Bet čia yra keletas naujienų, ką mes iš principo dabar siūlysim architektam ir dizaineriam. Tai yra ne tik lubos klijuojamos arba mechaniškai tvirtinamos, bet tai yra ir, tarkim, plokštė, kada galima žaisti su nevienodais aukščiais. O čia šitą nuotrauką matot, tai taip vadinamas laiptelis suformuotas iš skirtingų lygių, iš skirtingų storių lubų. Tas pačias plokštes galima naudoti ir ant lubų, ir ant sienų. Anksčiau mes vengdavom klijuoti lubas, tiesiog nebuvo tokios technologijos, montuodavom specialias plokštės su standartiniu rėmu. Čia sukonkretinau, kokie matmenys galimi šitom plokštėm išgauti tokį laipto efektą, storį nuo 2 iki 2-3-4 cm prie standartinių matmenų. Aš labai greitai prabėgsiu, kad neužtempti, nežiūriu, tas laikas labai greitai tirpsta, tai stabdykit arba klauskite, jeigu kas neaišku, ar galbūt prie greit šneku, arba kažkaip, nežinau. Tai va, perbėgsiu greitai, kad galima, kaip ir minėjau, naudoti tiesioginiam tvirtinimui. Va čia pavyzdys, matot nuotraukoje, kad gali būti naudojami specialūs profiliai, arba smeigės, arba klijai. Tai sporto salėm, tarkim, bet kur jums patinka, kad jeigu reikės montuoti tiesiogiai. Nerizikuosiu paleisti montavimo filmuką, turbūt nelabai ir įdomu ir nelabai turbūt laiko turim. Čia kaip atrodo tos lubos sumontuotos natūrai. Čia, kaip ir minėjau, prieš tai rodžiau STR, kada naudojam laiptinėse, čia keletas nuotraukų padaryta ne Lietuvoje, bet tiesiog aš tokias radau ir naudoju. Tai ką padarėm su laiptinė ir kaip montavom, kad būtų gaunamas tas aukštas rodiklis 1,3 sekundės. Tiesiog tiesiai prie pagrindo, šiuo atveju čia klijuoja ir naudoja standartinius profilius laiptų aikšteliai. Jeigu norima, galima išgauti tarpą, laiptų maršai, jeigu yra reikalas. Na ir vokas gaunasi. Manau, kad efektas yra tikrai pasiekiamas, tai yra naudojama plačiai užsienyje, dabar Lietuvoje šiek tiek mažiau, bet jeigu reikalas yra, tai galim pasiūlyti. Tiesiog, rodo nuotraukas, ką mes galim padaryti tam lubom, tai ir tarpus suformuoti. Ir kaip minėjau, čia tas profilis, kur montuojam tiesiai ant medinio karkaso arba ant gipsinio karkaso, kur sakiau, pakamam, kad atsiprašau už tą išsireiškimą. Lygis perkritimas lubų, kaip atrodo. Tiesiog būtų įdomu pasižiūrėti, bet nerizikuosi, nes YouTube'as gali čia džiaugsmą parodyti, kokią nors įmesti. Tai va, dar vieną grupę, mes ją turėjom jau, tai tiesiog solo plokštę grupę vadinamą Freedom, kada iš jų, pavyzdžiui, čia yra išgaunamos tokios formos lapai arba kažkokie tai išpjovimai. Tai yra labai lankstus produktas ir mes daugelį atveju galime pasiūlyti originalų variantą, tai aišku nėra pigu, kad tarkim ir išpjaustyti kažkokias raides arba naudoti specialų printą
paveikslui kažkokiam nupiešti ant lubų ir panašiai. Jeigu dabar plačiau apie suolo plokštės, tai va tiesiog priminimui. Tai yra toks kabantis daiktas, elementas iš didelio tankio mineralinės vatos, 4 cm storio, dengtas akustiniu audiniu iš abiejų pusių. Jis labai yra efektyvus, nes turint tą erdvę tarp lubų ir tarp esamos perdangos ir lubų, aidas yra tvarkomas dar ir iš blogosios pusės, nes tai yra dengta taip pat akustiniu audiniu. Įvairių matmenų, tarkim, didžiausias matmuo, kuris galėtų būti, tai yra 1,22 m, tai tikrai nedaugelis gali pasigirti tokiam dideliam plokštėm. Tai aišku, šiokių tokių nesklandumų gali suteikti montuotojams, bet tai viskas sprendžiama. 3 metrai tikrai atstumas didelis ir didelėse patalpose holai, kaip kažkokie tai artimai, galime naudoti plokštę kaip gerą sprendinį. Taip pat yra naujiena, kad turim suolo plokštę su jau integruotu šviestuvu. Ecofond įmonė bendrauja stipriai su Philipsu, tai sprendiniai, garantijos ir visi kiti dalykai yra suderinti ir tai yra labai patikimas variantas. Tiesiog priminimui, dar tokia viena įdomi plokštė. Vizualiai matosi kaip suolo plokštė, bet jinai yra, vadinasi, Ecofond suolo matrix, jinai yra įdomi to, kad turi unikaliai išdirbtą sistemą, aš neparodysiu dabar taip greit nuotrauką, bet ją galima atverti ant nestandartinių tokių vyrių ir tarkim, jeigu reikia pakeisti kažkokią komunikaciją, laidus ir panašiai, ta plokštė atsilenkia visa ir tada nėra kliuvinių montuoti laidus, pakeisti komunikacijas ir panašiai. Apskritimai mūsų plokštės matmenys gali būti nuo 80 cm, 80 m 20 ir 1,60 m. Čia, kaip matote, yra jau didesnės plokštės. Galima keisti vieną su kita aukščiau žemiau ir kampais visais įvairiais įmanomais, tai čia jūsų sprendimas. Kaip ir minėjau, Freedom, tarkim, kaip variantas iš akustinių plokščių išpjaustytas kažkoks žaismingas žmogeliukas, poilsio kambarį, ar čia vaikų kambarį, šiandien nebegaliu pasakyti, bet ir tokius variantus darom. Ir visai paskutinė naujiena iš suolo plokštės grupės šitos, tai mūsų visos medžiagos, kaip ir minėjau, yra mineralinė vata dengta akustinių, dengta dažytų paviršium arba akustiniais dažais. O čia yra variantas, kada naudojam tekstilę. Tai reiškia, kad tai yra, grubiai tariant, medžiaga. Nežinau, ar daugelis galbūt jau jūsų matėte, aš pavyzdžiui, Ramintą vežę, bet tiesiog priminimui, kad tai gali būti ir toks sprendinys. Visai paskutinis sprendimas Ecofond naujiena, Ecofond Solo Steel, tai reiškia metalinė plokštė perforuota, ten vėliau bus paveiksliukas, parodysim, kaip atrodo. Tai reiškia, kad apkaustyta metalų, kelių spalvų. Čia turbūt vadinamas, aš vadinu, atsiprašau, kad pavadinsiu taip Akropolio lubom, tai yra populiariausias variantas, ką mes dabar esame naudoję didžiuose prekybos centruose, tai vertikaliai kabančias lubos baflų. Iš tų baflų galim naudoti, kad ir tokį variantą yra specialus gaminys banga, tai yra iš kelių matmenų sudurtinių tokį gaminį, efektas gaunasi bangos Lietuvoje neturime, bet galim pasiūlyti tokį variantą, arba zigzagas kaip pavyzdys. Ir praeitų metų naujiena lygiai taip pat sprendinys ant sienų. Mes tą rodėm ir parodoj praeitais metais Arzonai. Šiemet nebuvom, bet praeitais metais, bet čia turbūt jau daugiau kažkokiam koncertų salėm arba artimam ir panašiai. Ta prasme, ta pati 4 cm plokštė, tik tai kabinam ant sienų. Sprendiniai spalvų, kad čia pasikartosiu labai panašios spalvos, taip pat kaip ir sausainių tų vadinamų. Čia jau mano minėta tekstilė, tai yra medžiaga 7 spalvų galimybės. Mano minėtas jau Ecofond Steel, Solo Steel iš metalo kaustyta plokštė, kaip matot, šalia variantas, tai yra ir toks variantas įmanomas 4 spalvom. Iš esmės, kad būtų aiškiau truputį, gal techninių dalykų ne visai reikia, bet montavimas suolo plokščių yra visiškai paprastas, specialus sriegis. Jeigu klientas nusiperka plokštę, jis gauna ir šabloną. Pagal esamą šabloną pridėjus ant plokštės pažymimi taškai ir sukamas toks sriegis ir kabinamas ant roselio. Jeigu reikia, nepaminėjau, pakabinimo aukštis gali siekti iki 1,50 m, jeigu reikia daugiau su sudurtiniais trausus ir daugiau. Bet tarkim, esant galimybė, jeigu
nėra galimybės nuleisti ant troselių, galim naudoti tokią detalę ir tiesiai prie pagrindo. Jeigu aš teisingai atsimenu, 4 cm nuleidimo aukštis, tada fiksuojama plokštė mechaniškai tvirčiau ir tiesiog nuleidimo aukštis yra 4 cm. Arba tiesiog galima per vieną tašką kaip šviestuvo kabintis į 4 trosas. Čia, ką minėjau prieš tai, matriksas, parodyti noriu, kaip atsidaro tos lubos, kad būtų aiškiau. Ir čia tada galima, naudojant kopėčias, kapstytis ten ir tos laidus, jungti, jeigu ten kažkam reikia. Tai yra patogu, tiesiog paspaudė dviem pirštais paspaudė specialų vyrį ir tą plokštę atsidaro va šitaip. Apie tos baflus arba vertikaliai kabančias lubas noriu labai trumpai paminėti, kad yra keli montavimo būdai ant troselių, tie patys troseliai kabinami, arba tiesiai prie pagrindo su omega profiliu, tarkim, jeigu vėl nėra kabinimo aukščio, galime naudoti ir tokį variantą, standartinės meigės. Tas plokščias patogu labai smagu naudoti, kad jos yra pjaustamas standartiniu peiliu, kaip ir visos mūsų medžiagos. Ir reikalui esam, tarkim, jeigu 1,20 m plokštę nupjauni kraštą per tvirtinimo detalę, tą detalę galima persukti mechaniškai toliau ar arčiau, kaip jums patogiau, tai yra labai patogu naudoti ir nupjovus gaminį. Jeigu nupjovus gaminį, aišku, matosi mineralinė vata geltona šonas, bet mes visą laiką siūlome ir lydinčius produktus, šiuo atveju galim pasiūlyti ir dažus. Tai keletas nuotraukų dar čia iš mūsų, kas yra kolegų, čia ne Lietuvoje projektų daryti, bet keletas nuotraukų iš mūsų kolegų. Tai, kaip matot, solo plokštės kabinamas visokiais rakursais ir įvairiais dydžiais. Keletas variantų, kaip jas galima kampų montuoti. Va, kaip ir minėjau, tiesiai prie pagrindo arba kaip šviestuvo. Ir čia vertikaliai kabančios tos lubos mūsų baflų. Na, tiesiog jūsų mintis ir idėjas įgyventinant solo plokštės projektuose, jūsų sprendimai ir idėjas, mums iššūkis, mes jums padėsim, ko galėsim. Labai trumpai noriu pasakyti dar vieną dalyką, jeigu neužtenka akustikos, nepadeda kiliminė danga, žmonės, baldai ir netgi kabamosios lubos, mes turim sprendinius ir sienoms. Tai reiškia, kad ta pati mineralinė vata gali būti naudojama kaip akustinis gaminys ant sienų. Tai labai trumpai mūsų naujas žmogus Mantas apie sieninius sprendinius. Taip, tai sveiki visi, aš Mantas Zabarauskas, kaip kolega Mindaugas minėjo, jisai daugiau pasakoja apie lubas. Tai mes dabar labai greit apžvelgsime sienų galimybės. Taip, tai yra Coolstowall A briauna. Briauna yra nedažyta. Todėl yra būtinas aprėminimas, taip pat, kaip matote, pirmam paveiksliuke arba perimetru, arba per vidurį. Plokštės matmuo yra 2,70 ant 1,20 m. Sekantis variantas būtų Coolstowall C briauna. Šita briauna, jinai jau turi paslėptą briauną. Tada yra galimybė montuoti šalia viena kitos, kuris sudaro tokį labai minimalų tarpelį. Matmuo šios plokštės būtų 2,70 ant 60. Tada tai yra spalviniai variantai. Tai gali būti dažytas paviršius, turi 20 spalvų, kur prieš tai turbūt irgi matėte. Tada yra teksono paviršius, tai stiko plokštaudinys, turi šiek tiek mažiau spalvų. Ir taip pat yra 3 spalvos, kurios yra atsparios smūgiams. Sporto salėms dažniausiai naudojama. Tai tada mano mėgiamiausias, taip, tada čia yra dar aprėminimo variantai, tai yra metalinis U formos profilis, turi 3 spalvas, tada taip pat metalinis profilis su kampuku, taipogi turi 3 atskiras spalvas ir tada yra išpresuoto aliuminio aprėminimas. Taip, tada Coolstowall, tai galbūt čia parodysiu, apie ką kalba. Tai yra sieninės plokštės, tai yra apskritimas, stačiakampis ir keturkampis. Čia matot visus galimus formatus. Spalvos yra lygiai tos pačios kaip ir prieš tai buvusių plokščių. Tai tikrai nemažas pasirinkimas. O montavimo galimybės štai čia. Tai galima montuoti su tokiu spalvotų grybuku. Tiesiog prie sienos, tada sukasi sraigtas ir kabinasi ant kabliuko. Arba paprasčiausiai tiesiog prie prisukto kabliuko pasismeigia plokštę.
Tai vat, tiek trumpai apie sienas. Toliau aš jums leidus, toliau pradėsiu savo litaniją. Kiek mes šitą laiko turim, aš nematau, bet turbūt dar turim laiko, ne? Galim šnekėti. Tai kaip ir minėjau, gerbėmiai, jeigu jums reikalinga Ecofon turi ir lydinčius produktus, tai reiškia, kad visas montavimo konstrukcijos, visi pagalbiniai elementai yra naudojami vieno gamintojo, kas leidžia turėti gerą kokybę ir garantuoja kokybę ir patogu visiems tą pačią sistemą naudoti. Tai yra Ecofon Connect. Kaip ir prieš tai minėjęs kolega, mes esam šiuolaikiški, taip pat turime PD deklaracijas, aktyvus esam su brynais ir su lydais. Aišku, ten tų taškų už lubas turbūt daug negausite, bet neatsimenu, kuriam pastate dabar šiek tiek pavyko mums išnaudoti save ir parodyti, ką mes galim, bet kaip ir minėjau, nesam labai įdomus taškais brynų ir lyd projektuose. Na, keletas įgyvendintų projektų, atsiprašau, gal jau daugelis jūsų matėt, bet per tą koroną negalim daryti naujesnių nuotraukų pristatymui. Tai čia keletas projektų, kas daryta yra iš ankstesnių. Mūsų gaminiai naudoti Teltonikos biurų pastate Vilniuje ir Kaune. Man labai smagu pristatyti projektą Maksimos biurų pastatas Naugarduko gatvėje. Čia buvo labai įdomus variantas. Na, tie didieji visi vadinami, aš jas vadinu vienu pavadinimu MMM projektai, Saltoniškių gatvėje, tai keletas mažesnių projektų, draudimo įmonės, na, daugelis tų pastatų jums yra turbūt gyvai žinomi neblogai ir tikrai galbūt kažkas jau tas lubas ir matėt, galvą pakėlė į viršų. Man smagu paminėti, kad didžiausias mūsų lietuviškas arenos Šiauliai, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys naudoja mūsų produktą, kas labai norėjau akcentuoti, kad tai yra tikrai geras sprendinys. Nežinau, kaip su Siemensu, bet Siemensas miegojo turbūt ir dabar jau nebe Siemensas, Aidas Solution grupės areną ar kažkada naudos ar ne, bet akivaizdžiai matosi, kad ten tų koncertų mažiau ir akustika tikrai prasta. Tai čia tiesiog pasigirimai. Na, Ecofon kaip gamintojas tikrai siūlo platų spektrą tų lubų. Aš labiau norėčiau apsistoti dar labai trumpai keliais slaidais parodyti apie mokyklas. Dėkingas esu savo kolegijai, kuri dabar tikiuosi klausosi apie padarytą darbą su mokyklomis praeitais užpraeitais metais. Ypatingai didelį dėmesį skiriam mokyklų renovacijai, naujų mokyklų akustikos įrengimų ir toliau ir panašiai. Raminta daugiau galėtų papasakoti, bet aš pamėginsiu už ją trumpai priminti, ką mes siūlom mokyklom ir dar vaikų darželiam. Tai, na, tiesiog, kad suprasti, tą akustiką reikalinga, kaip ir minėjau, visur, bet vaikų ugdymo įstaigose tai ypatingai svarbu. Tai... Good morning, class. Good morning, Mr. Citizen. Today we're going to talk about the human ear, how it works and why it works that way. Good morning, class. Good morning, Mr. Citizen. Today we're going to talk about the human ear, how it works and why it works that way. Čia buvo pavyzdys, kaip yra blogai ir yra kaip gerai, aš pūkiškai vadinu. Tai reiškia, kad naudojant akustinės medžiagas, tai yra ryškus efektas kalbos pagerėjimui, kaip ir minėjau anksčiau, ir geresniem testų rezultatam. Mums švedai rekomenduoja atkreipti didelį dėmesį į mokyklas Lietuvoje ir ypatingai rekonstruojant arba renovuojant mokyklas senasias, kada ten buvo tais tarybiniais laikais visiškai nenaudojamas medžiagas, minimaliai kažkiek panaudoti, galbūt net ant sienų ar kažkur tai klijuoti lubas. Tai jeigu tik tai bus tikimybė, kad galim būti naudingi jums, tai prašau kreipkitės, tikrai parodysiu vėliau, mokyklas nemažai padarė ir naujų ir senų. Tai tiesiog priminimui, kad visi mes turim vaikų, esant tėčiai, mamos, turbūt kai kas seneliai ir močiutės, tai labai mylim savo vaikus ir norim, kad jie augtų natūralioje, geroje aplinkoje ir ausis būtų sveikos ir sveikata būtų gera. Tai tiesiog labai vienas įdomus pavyzdys. Man labai sunku pakomentuoti
ramintos prezentacija, bet kiek aš prisimenu, tai matot, vaikas piešė piešinį, tai buvo kažkoks traktorius, kažkokia tai technika piešta ramio aplinkoje. Na ir tiesiog įjungus triukšmo šaltinį, na, akivaizdu matosi, kad vaikas jau pripėckino bet ką ir nesuprasti, kas čia yra. Na, čia palyginimui, kaip atrodo, tie piešiniai vienas prie kito. Na, tai iš tikrųjų rodo didelį vaiko streso lygį, tai ne tik vaikui, bet ir suaugusiam žmogui, kas akivaizdžiai yra blogai ir, na, akustinės medžiagos tiesiog padėtų galbūt ateityje išvengti kažkokių vienokio kitokio bėdų. Na, čia, kaip sakyti, dėl tų mokyklų, tai turbūt pasikartosiu, vėlgi labai svarbu, mokykloms siūlom kelius variantus, priklausomai nuo patalpų tipo, nuo patalpų dydžio, ar tai yra klasės, ar tai yra koridoriai, ar tai yra sporto salės, na, turim sprendinių nemažai. Kaip taisyklė, galim naudoti vienokias arba kitokias lubas ir kad tai yra svarbu, noriu parodyti dar vieną įdomų pavyzdį. Aš nežinau, ar jūs žinojot, bet mūsų pasakyti žodžiai, sakiniai, raidės yra tam tikrų, ištariami tam tikrų dažnių. Tarkim, balsiai žemo dažnio, priebalsiai yra aukšto dažnio. Ir kaip pavyzdį norėčiau parodyti, čia kolegos sukurtas geras yra pavyzdys, ar pavyktų paskaityti, kas čia yra parašyta. Na, aš daugelį turbūt galėjau ir matyta. Iš vien tik tai iš balsių turbūt labai sunku pasakyti, kas čia yra. Ir tarkim, jeigu parodyčiau priebalsės, tai dabar jau aišku, apie ką kalba yra. Tai aš norėjau parodyti, kad tai yra labai svarbu ir kokias medžiagas naudojam. Ir šiuo atveju ekofonas gali pagelbėti, nes turim, kaip ir minėjau, kelių sugerčių lubas. Tai reiškia, kad galima naudoti prie aukšto dažnio arba prie žemo dažnio įvairiems skirtingoms sugertim. Ir kaip pavyzdį noriu parodyti sprendinius, ką mes naudojam klasėje. Tarkim, jeigu tai yra absoliučiai standartinė klasė, tas vadinamus sausainius naudojam. Čia jau yra tokia siūloma formulė, mes ir specifikuojam tas lubas kaip gedino arba reigido lubas. Reigido lubas ir, tarkim, virš jų dėl žemo dažnio sugerties naudojam tokią labai įdomią medžiagą, jinai į polietileno plėvelę supakuota yra perimetrų. Dėl žemesnio dažnio sugerties naudojam ekstra vos lubas. Jeigu jos neužtenka, rekomenduojam galinę sieną padengti akustiniam sieniniam plokštėm. Ir kas įdomiausia šitoje vietoje, galiu parodyti, neparodyti, priminti tiesiog, kad, kaip ir minėjau, turime alfa, beta ir gamma sugertį, jeigu atsimenant grafiką. Tai ne visada reikia geros sugerties, tarkim, mokytojo zonoje, kur mokytojas šneka, kad gale vaikai girdėtų, nebūtų sugeriamas garsas, o vaikai girdėtų gerai. Čia naudojamos lubos yra su gamma tokiu žymeniu. Tai reiškia, kad natūraliai tas spalva ir lubos viena nuo kitos nieko nesiskiria, bet nuo čia garsas atsispindi, kad vaikai galėtų girdėti. Tai turim ir tokį sprendinį kaip gamma. Ne visada reikia, kad būtų 100% sugertis. Tai čia keletas pavyzdžių, ką mes naudojam arba kur siūlom ir kokias savybės yra akustinės vienokio ir kitokio atveju, vienoje ir kitoje patalpoje. Na, kaip ir minėjau, salėm turim ne tik sėdinės plokštės, bet ir lubas kabamasias. Tai galiu pasigirti, dabar jau labai plačiai naudojam. Paskutinę mokyklą padarėm Širvintų rajone, tai buvo labai visi patenkinti ir akustikai, ir iš tikrųjų tai yra toks geras sprendimas. Poilsio zonose, valgyklose, kur vaikai dažnai triukšmauja iš aukštai taršką. Poilsio zonos, vaikų žaidimo kambariai, kažkokie tai aktų salės ir panašiai. Na, tiesiog labai platus spektras sprendinių. Ypatingą dėmesį noriu atkreipti į muzikos klases arba muzikos mokyklas. Ten jau galioja atskiras STR standartas klasėms, muzikos klasėms, tarkim, nebe 1,3, o 0,6 sekundės. Tai mes ir čia galim jums pagelbėti, jeigu tik tai bus noras. Laboratorijos, praktiniai darbai, kažkokios tai salės, užsiėmimai ir taip toliau panašiai. Dušinės, persirengimo kambariai, mūsų visos medžiagos, pagrindė visos medžiagos gali būti naudojamos prie 95% drėgmės, prie plus 35 laipsnių temperatūros, tai yra patogu naudoti ir drėgnose patalpose.
Maisto gaminimo vietose turime atskirą grupę higieninių lubų, kurios yra ir plaunamos, ir valomos, ir naudojami specialūs klipsai ir taip toliau. Na, tiesiog nenoriu ilgai apsistoti, čia atskira grupė lubų, kur ne tik tai maisto gaminime, bet ir ligoninės ir apskritai labai platus spektras. Na ir keletas mokyklų, atsiprašau, bet negalėjome fotografuoti, nežinau, ar galbūt nebuvo galimybių iš vidaus, bet tiesiog noriu pasigirti, kad labai daug mokyklų esam padarę ir Vilniuje, ir Kaune, ir, na, vienas iš naujesnių, nerodau vidaus, nes vėl, kaip minėjau, per tą virusą nepasidariau naujų nuotraukų, tai paskutinė mokykla, viena iš paskutinių mokyklų yra Kalnėnuose, Kalnėnas Moštos mokykla, labai populiaras ir ačiū labai architektams, kad nepamiršom moduliniuose darželėse naudoti mūsų lubas kaip sprendinys. Dabar kaip sprendinys moduliniuose darželėse labai vykęs tikrai. Ir paskutinis mūsų geras labai objektas, aš labai jau patenkintas esu ir ačiū visiems, kad prisidėjo prie to projekto, Balsių mokykla. Ir vis dar laukiam didelio projekto, čia yra Klaipėdos, klaipėdiečiai, arba klaipėdiškiai, nežinau kaip sakyti, jeigu matot šitą projektą, tai turbūt jau gal ir juokėtės į ūsą, mes labai jau laukiam jo, kaip nėra, taip nėra, vienas iš įdomesnių ir didesnių projektų galimai bus Klaipėdoje, galbūt kitais metais, net nežinau. Tai ačiū labai visiems, pradėkime gyvendinti savo idėjas, noriu priminti tiesiog, kad mes esam šiuolaikiški ir turim savo media kanalus visus, YouTube, Facebook ir taip toliau ir panašiai. Ir naujas internetinis puslapis, na, pavyzdžiai, mes jis našėjom natūrai arba ten kažkokias tai brošiūras. Architektam ir dizaineriam noriu priminti, kad mes turime internetiniam puslapį galimybę per elektroninius įrankius atsisiųsti vieną ar kitą mazgą AutoCAD, pavyzdžiui, jeigu jums reikėtų. Tai arba paprastai mes siūlom savo paslaugas ir siunčiam specifikacijas Wordiniam failė, kaip jums patogu, ar PDF, esam labai lankstus, tai tiesiog nepamirškit mūsų ir naudokitės mūsų paslaugom, siūskit, rašykit laiškus, kontaktus rasite internetiniam puslapį, arba kas jau žinote, galite bet kada skambinti. Na ir ačiū uždėmesį, šiltų jums kalėdų, saugių ir būkit sveiki ir ačiū, kad esate su mumis. Gal klausimų? Taip, ačiū Mindaugai, laukiam klausimų, kol kas niekas dar raštu, kiek mačiau, neuždavė. Ir dar tokia informacija, aš jau pasidalinu apklausos formą komentaruose. Va, vienas, matau, klausimas, girdi dar Mindaugai? Girdžiu. Nuo kitų metų BIM atkeliaus. Kokius sprendinius turi Revit Archicad? Nu, čia Revitui ir Archicadui turėtų. Revitas irgi yra internetiniam puslapyje. Aš jeigu prašyčiau labai tokiais klausimais biškai rimtesniais, aš turėčiau parodyti, kur galima tą gauti. Yra BIM labai didelė biblioteka ekofoninių mazgų, tai aš nematau, iš ko čia klausimas. Sekundėlę pasijungsiu, dabar nugribavau truputį. Noriu pasižiūrėti klausimas, iš ko yra, arba jeigu nesunku, gal galite... Edgaras Timinskas paklausė. Aš tikrai su jumis galėčiau susisiekti ir pakomentuosiu gal tiesiog gyvai arba telefonu, kaip tą galima padaryti. Taip, aš galėsiu Edgaro kontaktus nusiųsti, jeigu Edgaras neprieštaraus. Jo, tinka, galim susikontaktuoti. O, gerai. Ar jie... Dar Edgaras parašė, ar jie nacionalizuoti ir pritaikyti Lietuvos regionui, ar visam EN ir reikia pačiam. Ne, yra čia ir angliškai, visom kalbom galite plačiai taikyti. Gerai, ačiū už atsakymą. Taip, kažką nutildžiau. Taip, ar dar turit kas kokių klausimų? Ar jau pradėjote apklausos formą pildyti, kurią pasidalinau? Ar aš ačiū, įdomu buvo, tai nežinau, jeigu klausimų dabar nėra, kontaktus gal dar Mindaugai parodysi savo, kas
gal jeigu kam Jo, taip aktualu. pat aš jums parodysiu, aš atsiprašau, kad va taip pat Kas parodysiu. nespės užsirašyti, visada kreipkitės, kartais mums paskambina, klausia, va tada ir tada buvo seminaras, klausiau, priminkit, kas ten buvo, tai mes visą laiką primenam. Ar Na, va, jeigu parašyti. matot, yra telefonai, galite pasižiūrėti, skamtelkite, aš elektroninį paštą galėsiu atsiųsti kokį nežinau, Taip, va, kam reikia, užsirašykit, nusifotografuokit, kam reikia. Ir turbūt tiek šiam kartui. Ačiū Mindaugai už pranešimą. Ačiū Jums labai visiems. Ir ačiū ir iki kitų kartų. Tai pildom apklausos formą ir dar bus įjungtas šitas kol kad pildytis galėtume. Ačiū ir iki. Ačiū iki. O kiek jisai bus įjungtas dar šitas? Nuoroda. Valandą palieku dar įjungtą. Bet, atsiprašau, tuoj. Bus kažkur valanda įjungta, bet va šitą nuorodą jį dar kokias 3 valandas veiks. Tai kas nespėsit užpildyti, rašykit, aš sukuriu papildomą, ar ten dėl kompiuterio, ar dėl ko nors nevyksta. Ačiū. Išspręsim.